Ir dabar pasigalvokit per tos, kai jūs jau buvot suaugusi, sakykime, ten, 20 metų, kada pradėjot gyventi atskirai, kada pradėjot savimi rūpintis, kada jūs buvote tokioje situacijoje, kad jūs neturėjot kažko. Greičiausiai pasirodys, kad jūs viską turėjot nuo to laiko, kai pradėjot būti savarankiška. Tai reiškia, suprantate, čia yra toksai atotrukis tarp vaikystės ir savarankiškumo, jau saugeliškumo. Vaikystėje vaikas yra tėvų įkaitas ir jis negali uždirbti. Aišku, jie paskui būna tokių atvejų, kada anksti pradeda eiti dirbti, ne? Ten ankstyvoj paauglystėj visai būna. Bet įprastai šiaip vaiko psichika, jinai nesutverta dirbti, uždirbti ir prisimti atsakomybės už tą gerbuvį. Ir kadangi jūs buvote įkaitai, jūs apėmė tas bejėgiškumo jausmas, kada jūs negalit padaryti šito. Ir jums baisu yra. O todėl jums yra tai baisu, kai ta sąskaita sumažėja, nes tas sąskaitų sumažėjimas jums reiškia tai, kad jūs jau galite įkristi į tą situaciją. Ir gaunasi psichikai nesvarbu, kad jinai mato kitą sąskaitą, kad ten yra pinigų,